Labdiena, šitame filmuke pasižiūrėsim, kaip galima naudotis vadinamųjų sąlyginių sakinių, tai yra if sakinių, ir čia šiandien mes nagrinėsim jo trumpiausią tokią formą šitoj pirmoji daly ir turbūt suprasim jo veikimą iš kelių pavyzdžių, kuriuos štai čia mes pateikim. Dabar pirmam pavyzdį pas mus reikia įvesti skaičių ir jeigu jis teigiamas, reikia atspausdinti žodį teigiamas. Turim omeny, kad jeigu mes įvesim neigiamą arba nulį, tai mes nieko neatspausdinsim, nieko neišvesim. Pasižiūrėkim, kaip šitą parašyti. Mes tiesiog trečioje eilutėje įvedam tą skaičių, kaip visą laiką. Paskui ketvirtoji eilutėje mes rašom if. Visi anglų mokosi, tai supranta, kad čia jeigu a didesnis negu nulis, paskui eina dvitaškis ir tai visą laiką bus, reiškia, jeigu mes rašom if, tai bus kažkoks loginis reiškinys ir toliau dvitaškis. Taip, mes žinom, kad loginis reiškinys mums duoda true arba false, tiesą arba melą. Tai jeigu a yra tikrai daugiau už nulį, jeigu čia yra tiesa, tai mes tada atspausdinsim žodį teigiamas. Atkreipkim dėmesį į apiforminimą. Python kalboj, Pythone būtinai po šito dvitaškio mes turim padaryti bent jau vieną tarpą. Tai yra, aš galiu taip parašyti, bet aš neturiu teisės, o parašyti tiesiog iš karto print, čia bus sintaksinė klaida. Taip, mūsų ponas Pythonas nesupras. Taip, būtinai turi būti bent vienas tarpas. Dar geriau, jeigu bus 2 arba 3 tarpai, galima ir daugiau jau padėti. Čia tai vadinasi teksto lygiavimo, bet patartina nepiknaudžiauti nei vieną, nei kitą pusę. Pabandom šitą kodą paleisti. Mes turim įvesti kažkokį skaičių, tarkim, įvedėm 15, matom, parašė teigiamą. Dabar įveskim 0, nieko neparašė. Taip, įveskim -1, irgi nieko neparašė. Gerai, antras pavyzdys, reikia įvesti skaičių, jeigu jis dalyjasi iš 3, reikia atspausdinti žodžius dalyjasi iš 3. Viskas praktiškai analogiškai, tik tai kaip patikrinti, ar dalyjasi iš 3, mes darėm tokį dalyką 100 kartų. Tiesiog ieškom liekanos padalybos iš 3 ir tikrinam, ar jis sutampa su 0. Bandom šitą paleisti, įveskim kokį nors irgi 15, jo dalyjasi iš 3. Jeigu įvesim kokį nors -6, taip, dalyjasi iš 3. Jeigu įvesim 7, nesidalyja, taip, ir nieko neparašė. Trečias pavyzdys, reikia įvesti 2 skaičius, jeigu jie abu lyginiai, reikia atspausdinti žodžius abu lyginiai. Tai trečioje ir ketvirtoje eilutėje mes įvedam tuos 2 skaičius, paskui tikrinam, galbūt pirmas yra lyginis ir toliau mes panaudojam loginę konjunkciją, loginę daugybą and su kita sąlyga. Tikrinam, ar b pas mus dalyjasi iš 2, taip, ir tai irgi patikrinam, ar jis irgi lyginis. Tai bandom patikrinti, ar veikia mūsų programėlė. Tarkim, mūsų pirmas skaičius yra 5, antras 8. Šiuo atveju nieko nespausdino, nes pas mus pirmas buvo nelyginis. Dabar įveskim 8, įveskim -4, jo abu gavosi lyginiai. Toliau reikia įvesti 3 skaičius, jeigu bent vienas yra neigiamas, reikia atspausdinti žodžius yra neigiamų. Irgi labai paprasta, mes čia per 3 eilutes įvedam A, B, C, 3 skaičius ir tikrinam, ar galbūt A mažiau už 0,
Ir šiuo atveju jau toliau naudojam loginę disjunkciją, loginę sudėtį. Čia or rašom, galbūt b mažiau už 0 arba galbūt c mažiau už 0. Ir jeigu taip, tai mes parašysim yra neigiama. Nu, įveskim, pavyzdžiui, 15, 5, 2, nieko neparašė. Nu, ir įveskim kur nors bent vieną neigiamą čia, tarkim, 4, šitas minus 2, šitas 0. Taip, va ir šiuo atveju neigiamas buvo antras ir suveikė. Galima patikrinti ir visus kitus variantus. Toliau pas mus koks uždavinys, reikia įvesti žodį. Jeigu pirmoji raidė yra A, tai reikia ir atspausdinti tokį žodį, pirmoji yra A. Tai čia nesudėtingas kodas, nesunkiai turbūt patys suprasit. Čia sąlyga kokia, jeigu žodis ir čia indeksas 0 yra A, čia ir yra pirmoji raidė lygu A, tada mes ir pasakysim, kad A, nu, įveskim kokį nors žodį arka, pavyzdžiui, taip, o gavosi pirmoji A. Dabar jeigu įvesim, pavyzdžiui, balas, tai šiuo atveju nieko neparašė, nes neprasideda iš A. Paskutinis pavyzdys, reikia įvesti žodį, jeigu jame yra bent dvi raidės A, reikia atspausdinti žodžius bent dvi A. Taip, kaip visą šitą padarom, mes prisimenam iš praeitos temos, kad jeigu turim tam tikrą tekstinę eilutę, šiuo atveju žodis, mes galim paskaičiuoti, kiek jame pasitaiko kažkoks simbolis arba netgi simbolių grupė, taip dalinė eilutė. Tai mes galim panaudoti funkciją count, rašom žodis .count ir čia parašom, kad ieškom, kiek yra A. Jeigu daugiau arba jeigu už 2, tada mes parašysim bent dvi A. Nu, patikrinam dabar šitą. Mums tinka, pavyzdžiui, žodis labas, nes jis turi dvi raidės A. Nu, toliau dar kartą paspauskim. Kokią mes ten, pavyzdžiui, ne viena arka, o dvi arkos. Šiuo atveju nieko neparašė, nes tik tai vieną A mes turim. Štai čia tiek šiai dienai, čia keletą paprastų uždavinių. Ir kitą kartą mes turėsim sąlyginių sakinių antrą dalį. Ten, kur bus pas mus dar alternatyvioji dalis šito sakinio else. Kągi, ačiū uždėmesį ir tiek šiai dienai.